Labas. Aš turiu porą klausimų. Koks tavo vardas pirmas? Deimilė, mano tetos. Gerai. Pirmas klausimas Deimiliai bus. Ar tau patinka eiti į dizaino būrelį? Labai. Kaip tau patinka eiti būrelį? Man tai. Gal. Normaliai. Gerai. Ar tau patinka lankyti šitą būrelį, Titai? Taip, nes aš namie nieko neturiu. Gerai. Man tai, tau kitas klausimas bus. Ką tu darysi šiandien? O ką pieši? Žuvį. Parodyk kokį žuvį. Gražiausias piešinys galaktikai. O ką tu, Deimilė, pieši? Žuvį. Vau, gražus. O ką tu pieši, Titai? Žuvį. Gerai. Tai trečias klausimas Deimiliai. O kas tau labiausiai patinka apie dizainą? Viskas, iš tikrųjų viskas. O kas labiausiai patinka iš tikrųjų? Čia būti, dirbti, daryti darbelius ir kai tu darai, tu gali pažvelgti pro langą ir pamatyti, kaip snaigės krenta. Gerai, supratau. O kaip tau, Mantai? Ar patinka? Nu, gerai. O kaip tau, Titai? Kas tau patinka apie būrelį dizaino? Nepatinka ir man tai daryti. Gerai. Gerai, ketvirtas klausimas bus Titai. Ar tau patinka daryti dalykus kaip piešti, iš molio daryti ir pjauti dalykus kaip iš kartono ir medienos? Tai patinka. O kaip tau, Mantai? Patinka? Gerai. O kaip tau, Deimilė? Ar tau patinka? Patinka, man viskas patinka. Gerai, supratau. Sakykit ate. Ate. Trys. Taba. Sveiki. Aš turiu 4 klausimus jums. Kodėl jūs pradėjote lankyti šitą būrelį? Tai čia yra gan ilga istorija. Tai aš labai ilgai norėjau groti įvairiais instrumentais, bet taip niekada neprisiverčiau. Po to prieš metus maždaug pradėjau eiti į Skudučius mokykloje, Skudučių būrelį. Ir ten susipažinau su draugu, kuris čia mane atvedė, kadangi jam pasakiau, kad norėjau groti su gitara. Ir taip pradėjau groti. Gerai. O kaip jūs, kur jūs pirmą gyvenot? Ir jūs gyvenot kaip Vilniuje, Kaune, kur pirmą? Ne, šiaip gyvenu aš Klaipėdos rajone, bet galim sakyti, Biržijos daugiausiai dabar gyvenu šiuo metu. Supratau. Gerai, dabar trečias klausimas. O kodėl jūs pradėjote iš viso groti su gitara? Gali pakartoti? Kodėl jūs pradėjote groti su gitara? Kas jūs įdomino? Tai geras klausimas. Mano sesė turėjo gitarą. Tai galim sakyti, yra vienas iš tų dalykų. Kitas, tai man labai patiko metalo muzika ir tas gitaros garsas, tai turbūt tokia, sakyčiau. Supratau. Ir dabar paskutinis klausimas. Kodėl jums iš viso patiko lankyti? Kodėl? Iš viso, kodėl jūs norėjote? Šiaip, man labai patinka, kad čia labai laisvai yra. Kad, pavyzdžiui, gali nueiti pas Artūrą, tenai pagroti, gali ateiti čia, pagroti su kokiu nori instrumentu, kokie yra bosinis, būgnai. Tai manau, kad dėl to, kad tai yra labai daug, ši vieta suteikia labai daug laisvės groti. Supratau.
Tai ačiū už interviu. Prašom.